Labadiena. Labadiena. Vėl susitikime pasaulyje iš kaimo. Turime pasakyti vieną dalyką, kurį labai dažnai pamirštame. Tai yra, paspauskite patinka, jeigu patinka. Prenumeruoti ir dalinkite su draugais, bičiuliais ir artimaisiais, nes... Kodėl? Nes mes kol kas esam vienintelė mums žinoma tinklalaidė, kuri padengia ne tik tai pasaulio realybės, kuri gali būti nyki, aišku, gali būti ir žavinga, kaip pasakyt, plotus, bet padengiam ir metafizinius dalykus. Tai mūsų pozicionavimas. Taip. Taigi patinka, prenumeruoti ir dalintis. Ačiū labai. O šiandien mes norėtume pas jumis kalbėtis, grįžti į metafiziką, pabėgti turbūt nuo kažko, kas yra labai aišku ir labai suprantama, nors tokių dalykų nenori neišvengsi. Ir kalbėti tai, kas bent jau man tai tikrai yra labai artima, tai apie tobulumą. Tikrai nebėja, kad tas dalykas turėtų būti artimas ir iš labai praktinės pusės. Ir dėl to, kad mūsų kalbėjimas nebūtų tik tai vien toks labai teoretizuotas, abstrahuotas reiškiasi, tai mes tikriausiai padengsim tai ir naudodami tam tikrus pavyzdžius, kurie man labai patinka ir tau tikriausiai patinka ir apskritai daugam Lietuvoje patinka. Būtent medinės Žemaičių bažnyčias pabandysim įsivaizduoti tokiam platesniam mitologiniam, tokiam filosofiniam, teosofiniam netgi lygmenį. Būtent medinės Žemaičių bažnyčias, kurios statytos 18 amžiuje pagrinde. Tokie labai įdomus ansambliukai. Kitaip tariant, niekur toli nuo kaimo nepabėgsim, nes tobulumas ir netobulumas turbūt kur geriau sustinka, jeigu ne kažkur tai, jeigu ne pasaulyje ir jeigu ne pasaulyje iš kaimo. Bet kas tas tobulumas? Vat ką galėtume apibūdinti? Dievo tobulumas mums kaip ir aišku. Mes vienoje laidoje esam padengę tai, kad dieviškasis tobulumas tai yra visas dieviškasis potencialas tuo pat metu jau yra ir aktualizuotas. Tai, kas potencialu, jau ir yra realybė Dieve visiškai. Nėra kažkokių atskirų dalykų. Pas žmogų mes kalbėjom, kad potencialas gali būti labai didelis, o rezultatas potencialo išpildymo netoks didelis, arba iš vis jo gali nebūti, dėja, tai būna irgi. Ir dar mus kaip šnekėjom, nuo sumanimo kažką daryti, kad ir kažką labai gero, iki to sumanimo įvykdymo skiria laikas, atidėjimas, vėlavimas. Kaip tai bevasakytume. Pas Dievą šitų dalykų nėra ir tas yra labai smagu, kad kažkas gali taip pat savo būti. Ir vienintelis tikriausiai dieviškas netobulumas tai ir būtų žmogaus egzistencija pati, kuris leidžia jam laisvą valią gyventi ir save šiek tiek apriboja. Bet dabar mes turėtume pašnekėti, kas yra tas žmogiškasis tobulumas, ko mes siekiam, kas tas varo, kad mes būtume geresnis. Būčiau šiandien, negu buvau vakar. Ir panašiai. Žinai, to laisvo valia, kurią paminėjai, tai turbūt visiškai neseniai skaičiau čia vieną straipsnį. Dėja, tik straipsnį šiuo metu, gal mažiau gilinausi į Šventą Augustiną, negu pastaruoju metu gilinėsi tu. Ir jo mintis, bet būtent apie tą laisvą valią pasirinkti ir kaip mes savo pasirinkimuose kartais pasirenkam kai ką mažiau gero. Tai nereiškia, kad egzistuoja tas blogis kaip po toksai sukurtas Dievo, bet tai nuo mūsų pasirinkimo, pasirinkant kažką truputėlį mažiau gero, pasirinkimo būti galbūt truputėlį mažiau tobulais arba truputėlį mažiau artėjant link tobulybės, mes kūrėme, tokius nebūtinai pačius geriausius dalykus, bet galime kurti ir kažką gero. Jo, ir į viduramžius šitą mintimą Augustino labai ir šventas Bonaventūra įėjo, kad blogis tai jis nebūtinai yra esybė kaip tokia, bet tai yra pasirinkimas nesiekti didžiausio gėrio. Galbūt siekti mažesnio netgi gėrio, negu galėtum, ir tai iš tikrųjų labai dažnas mūsų visuomenėse sutinkamas atributas, kad mes siekiam, čia kaip jau aptarėm, netgi Danielis Kanemanas gavo už Nobelio premiją už tai šnekėdamas iš principo apie tai, kad žmogus netgi žinodamas savo, kad jo būtent tas pasirinkimas bus geriausias, jis jo specialiai nesirenka, nors žino, kad būtent tai, ką jam atneštas pasirinkimas, bus jam netgi ir naudinga, turiu omeny ekonomiškai naudinga, bet žmogus dažnai to nesirenka ir tai yra paslaptis. Jo, ir turbūt tas pasirinkimų daugis, kaip jau ir Aristotelis yra sakęs, kad nebūtinai tai pasirinkimai, bet mus padaro tai, ką mes nuolatos kartojame, kitaip tariant. Tai, kas Jo, labai įdomu. Tai, kas mes esame tai, ką nuolatos kartojame. Na, aišku, tai galima suprasti labai primityviai, galima suprasti truputėlį sudėtingiau, bet iš esmės
tai irgi yra tas toksai iš vienos pusės laisvos valios savęs apibrėžimas, iš kitos pusės, na, ta kartotė, kuri turbūt nebūtinai yra rutina, bet jinai gali sukurti mūsų, na, tai kas mes esame. Iš tikrųjų labai geras pastebėjimas ir aš kažkaip galvoju, esi tai, ką dažnai kartoji, tai, na, iš principo ir reiškia tai tavo pasirinkimus. Nes jeigu aš pasirinkau, kad ir, sakykime, kažko labai gero, bet tik tai vieną kartą tai pasirinkau, gal tai mane pastatė į kažkokią nepatogią poziciją ar kažką aš daugiau to nesirinksiu, tai tas pasirinkimas, ko jis tada vertas, jeigu jisai vieną laikis, aišku, jisai paveiks, bet kokiu atveju laiko ir erdvės kontinuumą. Bet Aristotelio mintis gera, ta, kad save irgi gali ištobulinti. Silvija, koks tavo mėgstamiausias sportas? Kyokushin karate ir klubas Seipai. Tai tikriausiai ir iš to, žinai, kad daug kartų pakartotas koks nors techninis dalykas, jisai tave, jisai pasidaro geras, jisai pasidaro koks nors smūgis ir reiškiasi, kai tu jį atidirbi, kaip sakoma, tai tampa tavo tokia dalim. Tai tas ir labai įdomu. O Platonas visgi turėjo kažkokią kitą idėją, kad tobulumas. Tai būtent su tuo kartojimu ir galima pasiekti tobulumą kažkokį, koks žmogui yra įmanomas. O Platonas visgi, kaip tikras metafizikas, mes irgi metafizikai, mistikai ir visokie kokie, tik tai, kad kuo toliau nuo šito pasaulio. Tai Platonas visgi manė, kad tobulumas yra tik tai daikto savyje, tame pasaulyje, reiškia, ne mūsų pasaulyje, kad tobula kėdė egzistuoja kaip kėdės idėja kažkur. Tik tai daikto savyje idėja. Jo, tas mitologizuotas pasaulis kažkur jisai yra, bet jis yra ne čia, jisai yra transcendentiniai realybėje, reiškia. Bet šitos požymis labai gerai, kad mes gyvenam 21 amžiuje, postmodernizme, ne veltui praeitą paskaitą, kad sakau, jau čia profesinės lygos visokios prasideda. Praeitą laidą labai įdomi išnekėjom, kad daug galim viską sintezuoti, sudėlioti prasmes, įkontekstinti. Aš manau, kad aristotelizmas šiuo atveju ir platonizmas yra labai stipriai suderinami. Iš tikrųjų, aš manau, kad vėlgi daiktas savaime pažinimas, jis, mūsų tose žemaitiškose bažnyčiose atsispindi. Jeigu mes pasižiūrėtume, pavyzdžiui, mes nemažai esam žemaitiškų bažnyčių aplankę, arba, pavyzdžiui... Gyvenam Žemaitijoje. Jo, dabar gyvenam Žemaitijoje, bet kur mes gyvenam tokia kaip ir nėra objekto pas mus. Bet medinės žemaičių bažnyčios, etinės architektūros, tikrai kultūros paveldas, tas vertas kultūros paveldas, sakykime, labai gražiai man susiję Aristotelio mintį su Platono mintim. Nes jos visos, jeigu taip žiūrėtume, yra praktiškai kartotinės. Reiškiasi, jeigu paimtume visas, aš čia Algės Jankevičienės knygą nusipirkau kažko tai iš antrų rankų, seniai čia, apie medinės žemaičių bažnyčias, Lietuvos medinės bažnyčias, gal ten vadinasi, įmesime į komentarą knygą. Ir tai jos visos būtų kelių tipų. Vienas turi tokių daugiau, įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, profesionalaus stiliaus bruožų. Tai gali būti tokio baroko labiau išreikšto, klasicizmo dažnai, kolonos, orderis graikiškas ir panašiai. O kitos visai liaudiškų motyvų, tokios netgi plokščiafasadiškos. Bet jeigu mes jas visas taip pat įsivaizduok, čia vienas ansamblis, nes dažnai jie sudaro varpinę, bažnyčią ir dar koplyčią gale būna. Nebūtinai visą laiką, bet toks jau pavyzdys būtų. Ir jeigu mes taip vieną sudedam, ant jos kitą, taip sudėsim, matysim, kad jose visos yra labai daug panašumų, labai daug bendras genotipas. Bendras genotipas reiškia bendra ta genetinė informacija, bet jos visos šiek tiek skiriasi. Šiek tiek kažkur kažkoks nuokrypis viena nuo kitos ir nuokrypis nuo kažkokios tai formos. Tai mes ir matysim, kad tai kaip aristoteliškai tai yra tarsi kartojama, praktiškai jos visos turi tą patį šabloną, tą patį modelį, tas pats genotipas. Bet jos visos šiek tiek ir skiriasi, reiškia. Tai tarsi turėtume, jeigu mes jas visas sudėtume, mes tarsi galėtume ištraukti tą esminę informaciją, gal netgi aš galėčiau rimtis tokio tyrimo kada nors, galbūt netgi ir nuo rytdienos. Mariana. Ir reiškia, mes galėtume
tą ištrauktą bendrinę informaciją, kas jom visom būdinga ir galbūt netgi nubraižyti, nupiešti su dirbtinio intelekto pagalba ir talentingo architekto pagalba, grinai žemaitiškos bažnyčios tikrą idėją. Ir kita vertus, jos yra visos pakartotos, kiekviena yra autentiška, labai panaši viena į kitą, bet autentiška. Gražu. Tai labai žmogiškai skamba iš tikrųjų. Labai žmogiškai. Tokia turintis tarsi labai žmogiškų bruožų, kiekviena labai skirtinga, bet iš esmės vis tiek kiekviena sudaranti būtent tą bažnyčią, kurioje iš tikrųjų yra labai jauku būti. Ir sunku, galbūt dabar šiais laikais truputėlį sunkiau yra patekti į vidų, bet iš tikrųjų, kuomet jau patenki, yra labai jauku būti. Ir galbūt laikas ateiti prie mūsų konkrečių pavyzdžių, nes aplankėme mes jų ne vieną ir ne dvi, tačiau šį kartą norėtųsi paminėti keletą, kurių specialiai važiavome ir turime keletą kadrų iš jų. Ir viena ta, kur kažkada aplankėme visiškai, nes tu atsimeni Palangos Juzę. Iš tikrųjų, tai buvo tokia istorija, kad aš visai turėjau kaip ir mokykloje tokį, kaip ir talentą, kaip ir vaikas mūsų dabar turi, kaip ir tu, man atrodo, turėjai, kad eilėraštį galėjau išmokti, labai greitai, užtekdavo kelis kartus gal perskaityti ir, tie eilėraščiai lyzdavo kažkaip į galvą, bet reikėjo mokytis kažkokią tai dalį Palangos Juzės, reiškia, legendinio, kaip pasakyti, veikalo meno kūrinio ir panašiai. Ir aš kažkaip niekaip man ten nebuvo logikos tose žodžiuose ir taip atsimenu vargau ir tik tai atsiminiau, kad kažkaip eidamasis ten regėjau Pavandenės, Luokės ir Bokštus Varnių bažnyčios. Ir kažkada važiuojant pro šalį žiūriu parašytą, mes kartu važiavom, žiūriu parašytą Pavandenė. Ir galvoju, reikia nuvažiuoti, nes regėjau Pavandenės, Luokės ir Bokštus Varnių bažnyčios. Vienintelė eilutė, kuri išliko. Tai tokia istorija. Vedini tos vienintelės išlikusios kasyčio iš vaikystės eilutės. Mes atsidūrėme Šventos Onos bažnyčioje, kuri yra Pavandenės miestelėje. Mažos miestelis, apie porą šimtų gyventojų tai gyvena. Šiaip reiktų, kad žmonės keltųsi į tą pasaulis iš kaimo, galėtų stebėti pasaulį, kontempliuoti iš kaimo, jis padidėtų. Būtų neblogai. Telšių rajonas čia. Telšių rajone. Tai taip, kažin ar matytum Varnių bažnyčios bokštus. Taigi aplankėme pačią Pavandenę. Nesimato Varnių bažnyčios buvo. Nebent nuo kažkurio iš Piliakalnių, gal mes ir po Piliakalnių, bet nesimatė. Taip. Arba mes nematė. Nes mes tuo metu... Parašykit komentarą, ar matosi nuo kažkurio Pavandenės Piliakalnio Varnių bažnyčios bokštą. Kažkaip abejoju, bet Galbūt. Ir aplankėme bažnyčią, kuri, nežinau, įspūdinga turbūt, įspūdingas gal net ne taip ir ne pats tinkamiausias žodis, tokia maloniai jauki iš išorės ir maloniai jauki iš vidaus lygiai taip pat. Kaip tau Kasyti pati? Tai aš esu stengiuosi tuos dalykus visus matyti ne tik tai, kaip jie atrodo, nes jeigu mes tai, kas akiai matosi, tai labai mažai tam pasaulyje bus tų gražių, įdomių dalykų. Tai iš tikrųjų ta pat Pavandenės Šventos Onos bažnytėlė tikriausiai ir būtų tas vienas artimesnių pavyzdžių prie to idealaus žemaitiško ansamblio. Ir daugiau būtų tokių, nebūtų vienintelis ar unikalus, bet jisai tikriausiai būtų vienas labiausiai atitinkančių. Nes iš pat pradžių mes einam pro mūrinius vartus, tada mus pasitinka, kaip pasakyti, gal netokia įspūdinga, gal netokia visiškai pati griniausia, bet varpinė, tada pats bažnyčios pastatas ir už jos dar yra koplyčia tokių, kaip pasakyti, liaudės klasicistinių formų, reiškia. Ir mes, čia turim tokį labai įdomų dalyką, kuris būdingas lietuviškai etniniai architektūrai ir žemaitiškose, žemaičių medinių bažnyčių ansambliuose labai gražiai atsispindi. Tai yra toks subtilus, išjaustas, neišmastytas, bet aš sakyčiau išjaustas, intuicija, santykis tarp asimetrijos, kas yra nesimetriška, tarp simetrijos, kas yra simetriška ir kas labai svarbu, disimetrijos. Tai tarsi būtų disimetrija, tai būtų kažkas labai panašu į simetriją, bet su tokiu specialiu ar funkciniu
nuokrypį nuo simetrijos. Va šitų 3 dalykų subtilus santykis, jeigu mes pamatuotume kažkaip procentaliai ar panašiai, jisai yra tam tikra prasme užčiuopta lietuviško erdvės formavimo metodologija. Būtent erdvės formavimo metodologija. Ir jeigu mes, sakykime, nebūtinai imtume tik tai bažnyčių ansamblius, kurie geriausiai išliko, bet sodybų su visais pastatais, ko dabar galima pamatyti daugiausiai tik tai Rumšiškėse, tai mes pamatytume labai įdomus erdvės formavimo modelius. Jie tokie, sakyčiau, archetipiniai, esminiai, gilūs, tokie, kaip čia toks anglai turi tą tokį išsireiškimą, primordial, tokie pirminiai, tokie seni, nepajudinami, bet stiprų, sakyčiau. Ir man, tiesą sakant, tas dalykas labai patinka. Aš galvoju, žinai, turbūt tas kontekstas net, į kuriame atsiduri, nes mes apie tai kalbėjome ir važiuodami pakeliui, nes kadangi teko suvažinėti keletą kartų, tai tas, kad tu įvažiuoji tos miestelio prieigos, vis tiek yra labai išvagotos ir taip skaudžiai išvagotos iš tikrųjų sovietmečio kolūkinių pastatų likučių, tų silikatinių plytų pastatų, kurie anaip tol ne per labiausiai puošia erdvę. Ir štai visame tame yra išlikęs tas toksai 18, ne 19 amžiaus. Gal čia taip sakykime 18 daugiau būdinga, tas ir 19 jau įeina, bet taip jeigu reiktų. Tas toksai, net nežinau, liaudiškas žmogiškumo motyvas, kada iš tikrųjų viskas buvo labai žmogiška, tas labai artima ir netaip, nežinau, šaltai konstruktyvu, naudinga ir funkciška. Ir galim sakyti, kai moksliškai, aišku, moksliškai čia sugadins viską, jeigu pasakysiu, bet bendruomenės kažkada, sakykime, tos mažesnės, kodėl pasaulis visgi iš kaimo, ir aš manau, kad kai bendruomenė turėtų būti valdoma, tai ne kažkokiu įstatymu. Įstatymai reiškia reikalingi. Jėzus sakė, netėjau panaikinti įstatymą, atėjau jo įvykdyti, bet kaip įvykdyti, reiškia. Dievas sakė, kad įstatymas turi būti rašytas ne akmenį, bet širdį, reiškia. Ir čia iš pranašų jau paėmiau. Ir moksliškai tai tas vadintųsi distributed internal management. Tai reiškia, kai bendruomenė valdosi, kai valdymas yra išdalintas vidiniam, nematomam tokiam vadybininkė. Visi žmonės yra, dalyvauja tam tokiam procese, kai nėra, kad kažkas parodo, tu taip daryk, bet yra savaime suprantami, dalykai, tam tikra kultūrinė norma, tam tikra loginė sprendimų prieimimo intuicija, kuri, apima visus. Tai ne tik mano intuicija, kaip aš vienaip matau, arba tavo intuicija ir jos susikerta, bet tai viduj gimstantis toks dalykas. Ir jis nebūtinai visą laiką atsispindės tame, bet jisai būdavo. Ir jis galėjo būti, nes visokių normų išorinių buvo gerokai mažiau. Atrodo, bet mes nukrypam čia nuo temos. Taip, bet iš tikrųjų tos ir bažnyčiai, ir atrodo tokia intuityviai tobula, gal net savo netobulumu, nes įėjusi vidų, net ir mūsų vaiko pirmi žodžiai buvo, kaip čia gražu ir kaip čia jauku, nors tikrai tai nėra, tikrai kokios nors, nežinau, barokinių skulptūrų pripildytos bažnyčios gali atrodo didesnį įspūdį palikti, nes erdvė yra nedidelė. Altorius yra, rodos, per didelis. Tai dar dėl per didelio altoriaus galima būtų ir grįžti, bet aš sakyčiau, tas dabar, nes kadangi mūsų kaip ir laidelės tema yra tobulumas, ką žmogus gali padaryti gerai, tobulumą mes tikriausiai vis tiek tikro tobulumo, to dieviško nepasieksim, nes aš negaliu. Mano mintis ir štai čia atsitinka kažkas. Ne, taip mes negalim padaryti, bet gali būti mano mintis ir kažkas atsitinka po kažkurio laiko ne visai taip, kaip aš sugalvojau, bet vis tiek atsitinka neblogai. Tai čia tas dalykas. Ir galbūt aš kažką turiu kartoti ilgai, iš tikrųjų, kas mūsų šiuolaikiniai visuomeniai, kad nepavyko, ypač vaikam, kai būna. Nepavyko vienas sportas, ten iš karto nuėjo dar negeriausias, dar nežaidžia taip kaip Michaelas Jordanas, tai tada į futbolą, nežaidžia kaip Messi, tada ten į kokį nors karatė.
Nu, tai ne visi gali būti ten kaip geriausi karatistai kokie, nes kad tu žinotum, ar tu gali ar ne, tu turi ilgai tame būti. Nu, jau kai tu jau pabuvai ten 5 metus, tu jau gali sakyti tikriausiai, kad aš jaučiu, kad čia gal ne man. Tai tas dalykas, bet aš dabar, sakykime, prie to tobulumo, jeigu grįžtant, nes taip nubėgom, bet būtent šitose medinėse struktūrose, apie kurias kalbam, atsispindi tas mitinis archetipinis santykis, ką žmogus gali padaryti tobulai. Ir kalbėjau, asimetrija, simetrija ir disimetrija. 3 tokie terminai, negražiai gal jie čia mums skamba, nelietuviškai iki galo, bet yra labai svarbus, kad, pavyzdžiui, dažnai profesionali architektūra renkasi visišką simetriją, sakykime, ir tai yra suvokiamas kaip tam tikras grožio matas. Graikai, ne? Senovės graikai, Partenonas, apie kurį šnekėjom praeitoj laideliai, tai jie darydavo entazės principų, reiškia, taip išlenkdavo kolonos viršų, siaurėdavo tam, jos būdavo netobulos, tam, kad jis atrodytų tobulai tiesus. Jis buvo išlenktas tam, kad atrodytų tiesus. Reiškia, taip labai įdomu. Jis nėra tiesus, bet jis atrodo tiesus. Dabar mūsų šitos tokios kaip ir necivilizacinės, bet kultūros pasiekmė koplytėlės, jos specialiai tarsi afišuoja tą netobulumą, to tokį disimetriją, tas toks nuokrypis nuo normos. Jisai demonstruoja normą ir kartu demonstruoja nuokrypį nuo normos. Ir būtų kaip kokia nors kvantinis būvis, kvantinė superpozicija, vienu metu ir vienetukas, ir vienu metu nuliukas. Ir tik stebėtojas apsprendžia, ką aš dabar čionais matau. Tai labai įdomus tas atviras santykis su tobulumu ir su kūryba. Jis yra kaip labai paradoksaliai ir gaunasi didysis grožis. Visos tos žemaitiškos bažnytėlių ansambliai, jie yra tarsi kartotiniai objektai. Reiškia, tarsi turėtum vieną planą ir jį nuolat kartotum, bet visur tas autentiškumas ir išgaunamas to skirtingų netobulumo pabrėžtim. Supranti, labai įdomus dalykas. Ir lygiai taip pat, jeigu mes šnekėsim, čia nėra kažkas tokio labai ir naujo ir panašiai, bet jeigu mes, pavyzdžiui, šnekėtume apie ypač Švento Benedikto vienuolynijas, iš kurių mes irgi labai dažnai jas minim ir sakom, kad atsirado tas miestas, kaip singuliarumas buvo ten ir tik paskui miestas išsprogo į didelį miestą. Tai jeigu mes Europos globėjo Švento Benedikto mintį, taip čia grįžtam, tai mes irgi matom, kad jie vienuolynai, jie buvo kartotiniai. Reiškiasi, bažnyčia biški paslinkta į šoną, reiškiasi netobulai per vidurį. Kodėl? Bažnyčia paslinkta į šoną, nes jisai statytojas, jie statytojai supranta, kad bažnyčia netgi kaip pastatas šiame pasaulyje negali patenkinti visų žmogaus poreikių, kurie yra ir biologiniai. Tai yra dvasinis dalykas. Reiškiasi, tu supranti netobulumą šitam gyvenime, netgi šventos mišios yra jau dalyvavimo toks, kaip pasakyti, ne tai, kad repeticija, pasiruošimas dalyvavimui naujojosios Jeruzalės amžinoj būty, reiškiasi, bet tai dar nėra tai. Reiškia, ir bažnyčia paslinkta į šoną, reiškiasi, netgi Švento Benedikto, tai tu netgi parodai, reiškia, kurdamas, formuodamas erdvę, kad čia dar yra ne pabaiga, reiškiasi. Kaip Leonardas da Vinci sakė, darbas, meno kūrinys niekada negali būti tobulas, jį gali tik tai pabaigti, nuo jo atsitraukti, bet tobulas jis niekad nėra. Labai fizinė ir kartu metafizinė mintis. Taip. Iš tikrųjų, tu teisus, turbūt nuo meno kūrinio tikrai galima tik atsitraukti nuo jo ir tas stebėjimas, turbūt tiek kaip kūrėjo ir tiek kaip žmogaus, kuris atsiranda meno kūrinyje, o bažnyčia čia yra nuostabus dalykas iš tikrųjų, nes tai tarsi pratęsia pradžios knygoje parašytą mintį, žinai, kur aš labai mėgstu, kurioje Adomas pavadino gyvūnus vardais ir jie jais tapo, kur žmogus įsijungia į dieviškai kūrybos aktą. Ir tie gyvūnai tai nebuvo, nežinau, brisius, mykis ar panašiai, bet tai šuo tapo šuniu, liūtas tapo liūto, tigras tapo tigru. Tai kūryba bažnyčioje yra irgi tarsi toks truputėlį dieviškasis kūrybos aktas, kur tu gali po to atsitraukti ir stebėti, kaip vienaip ar kitaip tai pavyko. Ir kuomet mes atsitraukėme, jau tikrai nuo 18 amžiaus, dabar 21 amžiuje, miestelėje, kur irgi vienas buvo gražus kažkada pastebėjimas, vienos pažįstamos, kuris sako, pasižiūrėk, mes važiuojam per miestelius ir kiek daug gražių bažnyčių buvo pastatyta, kurios dabar, netokius jau ir pilnos, bet tas grožis, tai jisai išliko, toks labai savitas grožis, nes viduje
viduje bažnyčia be abejo talpina įvairias reikšmes. Šventa Ona, mes pagrindinėme altoriją matome Šventą Oną, tai ikonografija įvairi, bet grįžkime, aš norėčiau tą mintį paplėtoti truputėlį ir per didelio altoriaus, na, jis nėra per didelis, bet toks tarsi per didelio altoriaus, tarsi, žinai, tų tokių momentų, teisinga labai gražų pastebėjimą šiam padaryti, kad, tarkime, Šiluvos baziliko, kai mes išeidinėjame iš bažnyčios, mes išeidinėjame atgal į pasaulį, kuris miršta ir mūsų skulptūros, ikonografijos skulptūros, kurios mus palydi, jos primena mum apie tą žmogaus laikinumą barokiškai, o čionais viskas taip yra maloniai jauku ir netgi kai išeidinėjai tave palydi šventos šeimos skulptūrėlės. Iš tikrųjų labai tas pastebėjimas, čia kažkaip tikrai būnant, kad tas pagrindinis altorius bažnyčiose, tose medinėse, būna dažnai jis užpildo daugiau, atrodo, erdvės neproporciškai, negu jam skirta. Jis atrodo per didelis dėl tos priežasties, kad apsidėjai nebelieka vietos visai niekam kitam, ten jau nieko nebeįdėsi, nieko visiškai yra tik altorius. Ir aš kažkaip vis tiek, kadangi žiūriu viską per tokią metafizikos prizmę ir panašiai, tai man atrodo toks labai įdomus variantas, kad visgi žmogus bando kontempliuoti Dievo realybę ir Dievo esmę, kad Dievas yra tai, kas užpildo visą, o tas visa yra be jokių ribų, reiškiasi. Ir čia mes matom Dievą, kurio yra tiek daug, kaip tavo tas autorius sako, kokį kelią gyvenimo besirinkčiau, visur Dievas, kur beičiau, visur Dievas, graikas, ne aktorius. Taip, patikslinsiu ir rašysim pavardę. Tai ir labai įdomus... Kazantzakis. Jo, ir labai įdomus čia ir pastebėjimas. Čia tos vietos žmogui lieka, reiškia, toje visoje bažnyčioje tas per didelis, masyvus, jisai parodo tą tokį ir žmogaus, reiškia, ne tai, kad menkumą, bet gebėjimą šitą dalyką labai, labai gražiai komunikuoti. Ir tada, jeigu mes išeitume į lauką, į tą, sakykime, pasižiūrėtume į šitų žemaitiškų bažnytėlių apsidės, tai dar galima būtų kokios nors ir Viduklės bažnyčios apsidę paminėti, ar Leščių bažnyčios, ar ir šitos Pavandenės Šventos Onos bažnyčios. Tai man labiausiai, kas patinka iš architektūrinių dalinių, tai būtent apsidės. Nes jeigu mes žiūrėtume iš galo į tas bažnyčias, į apsidės, tai jos yra grinai modernizmo architektūros pavyzdžiai, jos kampuotos, kadangi fasadai yra plokšti, o langų, stiklų ertmės didelės, jos toks grini modernizmo pastatai, tiek tai, kas buvo laikoma modernu 20 amžiaus, reiškia, pirmoji pusėje profesionalioje architektūroje, ir čia taip žiūrėtum į 18 amžiaus medinę žemaitišką bažnyčią ir sakytum, tai ar ne žemaičiai tie ir pradėjo modernizmo architektūros judėjimą, čia ne joks, ne Valteris Gropijus, ne ten tos visos pavardės, kurias praeitą laidą minėjom, bet kad žemaičiai liaudės meistrai šitą dalyką pradėjo. Čia būtų galima ir daugiau tam argumentų ras, bet dabar gal aš neįsiplėsiu. Ir kaip iš tikrųjų įdomiai vėlgi šitos bažnyčios yra superpozicijoje. Apsidės viduj altoriai yra masyvūs, dažniausiai barokiniai, rokokiniai, daug detalių, puošyba, per didelis, kaip sakėm, visą užima erdvę, toks galingas, reiškiasi. O iš išorės ta apsidė, jinai toks modernizmas, toks lengvumas, kadangi jie naudoja tam, halinės būna dažniausiai bažnyčios ir, sakykime, zakristija, apsidė tik tai išeina į lauką, ten būna zakristijos šoninėse navose ar kažkokios kitoj pusėje pagalbinė kažkokia patalpa, tai reiškiasi, susidaro tas toksai labai įdomus plano tipas, kad ta apsidė būna tarsi nusklempta nuo pagrindinio plano ir už tai susidaro dar tik kampų tokių įdomių, čia gal video matysis geriau, ką noriu pasakyti, nes sunku žodžiais apibūdinti. Tai mes gaunam tokį visišką modernumą, tokį askezę, kur kažkokia architektūrinė raiška yra išgaunama tik tai dėl, kaip ir sakė tie modernistai, tik tai tūrio, formos, pavidalo, be jokių dekoracijų. Bet dėl tokio specifinio pasirinkimo ta tūrinė erdvinė kompozicija pasidaro labai įdomi iš tikrųjų. O viduj tas lobis, reiškia. Tai toks,
labai įdomus dalykas ir čia, jeigu taip nagrinėt, tai tikriausiai ir didelis tas poveikis ir į profesionalią architektūrą ir tam pačiam Kauno modernizmui, tai padarė didelę įtaką, reiškia tas dalykas, kad potencialas viduj, o išorė tokia tarsi prislėpia tai, kas yra viduj, bet jinai nėra nekokybiška. O čia reikia nesumaišyti su tai, kaip aš arba mes abu kritikavom kultūros paveldo politiką, kuri dabar gina nekokybišką gerų dalykų nekokybišką prieimą prie gerų dalykų. Tai čia ne, jinai yra kokybiška savo, jinai yra asketiška, bet jinai yra kokybiška ta žemaitiška bažnyčia. Ir ne tik tai, ir architektūriškai, ne tik tai tam santykiai tarp disimetrijos, simetrijos ir asimetrijos. Tai yra labai geras dalykas ir tai tikrai galėtų, jeigu UNESCO vis dar būtų, čia dabar stipriai pasakysiu, jeigu tai tikrai dar būtų labai respektabilu būti UNESCO pasaulio paveldo sąraše, tai sakyčiau, būtinai Lietuvos ten kultūrininkai ir panašiai turėtų būtinai siekti šito, bet dabar gal netgi geriau, kad ten joms nebūti iš tikrųjų. Čia atskira diskusija apie tai. Tačiau tas, žinai, ta prislėpimas, kurį minė, jisai nėra toksai kažkoksai, žinai, visiškai paslėptas, tarsi kriauklėje, žinai, perlas koks nors būtų. Nes, kai įeini į patį šventorių, žengi pro tvartus, atsiduri toje erdvėje, kurią formuoja, kaip minėjai, varpinės bokštelis, o koplytėlės, kryžiaus kelias, jisai irgi turi jau iš karto tarsi tas žengi link tobulybės? Tai aš irgi galvoju, kokios kaip aišku, čia reiktų pasakyti, kad Pavandenė nėra visgi šventovė, tas ir įdomiausia, kad tai nėra šventovė, o objektas tikrai stovi įspūdingas ir paskui, jeigu dar bus laiko, tai apie ikonografiją, jeigu pašnekėti, tai čia irgi ten daug nešnekėsim, bet kai kurie niuansai labai... Pavandenės bažnyčią mes galėtume net ne vieną laidą skirti. Gal galėtume Pavandenės bažnyčią perkelti Šiluvą čia? Ne, ką. Bet to labai svarbu paminėti, kad šita bažnyčia iš tikrųjų tarsi viduramžinė kokia bažnyčia, yra daugiau tokių barokų, man atrodo, labiau remiasi, bet tarsi viduramžių bažnyčia jinai dar turi ir nartekso erdvę, kur tu įeini, tai tu dar esi ne iš karto bažnyčioje, kaip dažnai barokė, bet tokia, išreikštą narteksą, tokį tamsų dar, pereinamą erdvę, kas šiaip yra labai svarbu, čia būtų vėl galima atskirą laidą, kodėl narteksas, kodėl tas pereimas iš tų pasaulio į... Tai čia toks gotikinis viduramžių architektūros elementas. Gotiko irgi gal matom kažkiek, bet tai nėra taip... Tai yra barokė irgi to kažkiek matom, bet tai nėra taip svarbu kaip viduramžių architektūroje. Viduramžių architektūroje tas uždarumas yra svarbu. Ir dabar grįžtant prie šventoriaus tematikos. Labai gražiai iš tikrųjų buvo ir Jurgis Getneris, tarpukario vienas tokių labiausiai įdomių architektų, kuris tuo pat metu buvo ir labai progresyvus paveldosaugininkas, bet iš tikrųjų progresyvus, nes jis kalbėjo iš tikrųjų apie paveldą, o ne paveldosaugą. Labai įdomiai jisai sako, kad tie visi šventoriaus erdvės Lietuvos mažose miesteliuose yra labai gerai. Ta prasme, kad jis gal daugiau lygindavo su vokiškais pavyzdžiais, arba didesniais miestais, kur bažnyčia yra pasaulyje taip grinai. Ir pavyzdžiui, aš tada galvoju, kurios man šventovės labiau patinka. Ar kaip Fatima, kur šventovė yra, visas miestas toksai, taip, tai yra ta pagrindinė aikštė, bet jinai yra aikštė, o šventovė nėra aptverta. Yra, pavyzdžiui, Čenstakavo, Jasna Gora, tas kalnas, tu įeini ten, aiškiai įeini per tas vėliavas į visiškai kitą erdvę. Ir aš sakyčiau, kad man kaip ir anksčiau labiau patikdavo Fatimos variantas, kai visas miestelis yra toksai ir kažkaip labai faina, kad, bet iš kitos pusės ir tas Čenstakavos variantas. Tai pas mus Lietuvoje tai daugiau visur yra mažose miestuose tie šventoriai ir tu tarsi iš profanom, iš miesto įeini į sakrum ir ten esi. Tai toks labai archaiškas modelis, jisai, grinai mitinis, tai jisai dar ir prieš krikščionybę buvo, bet, tai čia nesvarbu, čia nereiškia, kad pagoniškas ar kažką, nes Dievas, sukūrė visą pasaulį, ne tik tai ten. Tai, bet jis toks mitinis. Tai aš ir galvoju, kas geriau, nes kartais tas šventoriaus variantas, kai yra šventorius, aš galvoju, yra gerai, bet iš kitos pusės, ar tai nėra taip, kad biški neleidžia, gal ir tu mąstysi, tai grožiui, tam sakralumui išsiveržti į viso miesto kūrybą plačiau. Reiškia, kaip Kinijoje, neuždraustasis miestas ir ten gali įeiti tik tai tam tikri žmonės. Na, aš manau, kad ne. Ir turiu argumentų, kodėl manau, kad ne. Būtent aš irgi nesau, kad manau. Kada mes važiavome ir tai labai daug atskleidė.
nes tada šitas dalykas jisai išsisaugo ir išsisaugo intuityviai, ne dėl to, kad kultūros paveldas jį saugo. Jisai išlieka nepaisant kartų, politikos, socioekonominės situacijos, nepaisant to, kad galbūt bažnyčioje ateis ten tik tai koks 10 žmonių, kai anksčiau turbūt jinai būdavo pilnutėlė. Bet vis tiek išlieka žmogus, kuris, net ir mum ačiū labai ir klebonui, išlieka žmogus, kuris atrakins tą bažnyčią, kada tu paskambinęs be paprašytum, jinai vis tiek savyje išlaiko tą sakrum, o kartais profanum turbūt paima viršų. Ir aš nekalbu tai jau apie Fatimos atvejį, galbūt tai palikime kitai laidai, kuomet kalbėsime apie miestą ir šventovę, bet tas visgi vartų, žinai, tu vartų neuždarai, vartai visą laiką atviri, bet vartai turi būti. Jo, vartai turi būti, sienos tikriausiai turi būti, skirtumai kultūriniai turi išlikti, iš tikrųjų, čia jeigu taip plačiau šnekant. Siauri vartai į gyvenimą. Jo, tas aš irgi pritariu, iš tikrųjų, tam variantui, nes tas toks, ir čia nėra uždarumas, čia yra pridengimas, kaip pasakyti, to, kas yra svarbu, ir vėlgi mes grįžtam prie tos pačios temos, nuo pat pirmos laidos tikriausiai nebūtume paminėję. Tam, kad iki šventovės prieiti gražiai, reiškia, tikriausiai ir žmogui reikia daugiau būti pačioj šventovėje, reiškia. Supranti, čia taip aš pasakiau, kad jeigu tu turim objektą, vėlgi tą gražų, kaip šnekėjom prieš 2 laidas, Kristoferis Aleksandris sakė, jeigu tu turi šedevrą, jeigu tu turi šventovę galėjo turėti ir sekuliarių požiūrių šventovę, kažką labai gero, gražaus, ne? Tai tu turi padaryti ne tai, kad išsaugo čia aplink kažką, kad jisai būtų kaip stabas, bet tu turi padaryti gražius nuvedimus į ją. Ir jos tikslas, vėlgi kaip šnekėjom, nebebūti tą pačią pirmąją, bet galbūt išugdyti kitą, žinai, šventovę. Čia gal kitą laidą daugiau pašnekėsim. Iš tikrųjų, tai... Čia galbūt, kad tai grįžtame į tai, nuo ko pradėjome, kad nuo Aristotelio galbūt ir nuo tobulumo siekio. Tam, kad būtum tobulas, turi to tobulumo siekti ir turi tai nuolatos kartoti. Tai taip mūsų toks čia jo gaunasi iš tikrųjų šiek tiek įvadas ir į kitą laidą, kad iš tikrųjų tai tikslas yra šventovės, kad visa erdvė būtų šventovė. Čia tikriausiai yra tas, gal kitą laidą labiau pašnekėsim, kaip tai galima pasiekti, arba bent jau idėjų istorijoje, kaip tai buvo matyta ir kaip tai gali matyti filosofuojantis, kontempliuojantis, besimeldžiantis žmogus. Bet maži inkliuzai jau yra kiekviename, netgi nedidelėme Lietuvos miestelėje. Tai taip, su šituo visiškai sutinku. Dabar gal dar apie vidų kažkokiu keletą žodžių, ar būtent Pavandenės Šventos Onos bažnyčios, irgi, kad apibūti tą tobulumo, netobulumo santykį. Tai nors centre kaip ir Šventos Onos iš vis kultas labai buvo paplitęs, sakykime, pas mus, nors tai kaip ir neatrodytų, kad, kaip pasakyti, pats svarbiausias asmuo, bet man čia viduj paliko kitas įspūdį. Vis tiek Šventa Ona man asocijuojasi su šventąja šeimyna, kaip tokia įvadas į šventąją šeimyną. Jau šventoji šeimyna yra kažkas tokio, tai ir tie žmonės, Šventa Ona arba Šventas Joakimas, Marijos tėvas, irgi vieno iš koplytėlių, tų koplytstulpėlių lauke labai gražiai jisai yra pavaizduotas, taip netradiciškai, gal video čia įdėsim. Tai, sakykime, bet man patiko, kad čia irgi Šventos Barboros vaizdas, šventosios iš 3-4 amžiaus, ir jinai tokia turėjo savyje, jinai yra tobula, ta prasme, kad jinai tapo šventoji kankinė ir padariusi tokių stebuklų, ją ten norėjo kankinti, ar su lasdom mušti, ar su fakelais deginti. Ir reiškia, kai tik tai, pavyzdžiui, tas lasdą pasimdavo ir jinai, pavyzdžiui, sudegdavo, arba, pavyzdžiui, fakelą prie jos prineždavo, jisai, išseikvodavo tas fakelo, tas žibalas jo, arba, sakykime, ją vis tiek sumuša ir ryte jos žaizdos visiškai užgyjusios. Čia skaudžiausias momentas turbūt yra tai, kad Šventoji Barbora buvo kankinama savo pačios šeimos, savo tėvo, tam, kad nepriimtų krikšto iš esmės. Tai jinai kaip priėmė tą krikštą, bet tas ir įdomus dalykas, vėlgi, mes grįžtam prie tobulumo, netobulumo. Pati kaip jinai, tas žmogiško riba atsiduria.
Nu, tai šventai Barborai tėvas galiausiai nukirto galvą, nu, už tą nepaklusnumą visą, ir kai jisai, reiškia, tą padarė, jį ugnis sudegino iš karto po to. Jinai, reiškia, tapo kankinė ir dabar šiuo metu yra kaip ir dangui su kūnu jau pašlovintų, reiškia. Tai vat įsivaizduok, tai kaip ir tobulas žmogus. Man patiko Beno Ulevičiaus labai viena mintis, vienam straipsnį, kai jisai sako, kodėl kartais kritikuoja netgi jau ten ir kitos krikščioniškos denominacijos katalikus, kad labai jiem tas atrodo keistas, friki, netgi toksai biški, kad šventųjų tos kūno dalis visur bažnyčiose, tas relikvijas, kaip čia taip, kaip ir negražu, čia toks, tikrai, šiaip iš tikrųjų įdomi, kaip pasakyti, tradicija ir man labai patiko Beno Ulevičiaus toks išaiškinimas, nemanau, kad geriau beįmanoma tai išaiškinti, aš tiesiog pakartosiu, kad jisai sako, kad čia labai svarbu eksponuoti tą kūną to šventojo, ta prasme, kad tai jau beveik nebe jo, bet jau beveik Kristaus kūnas, reiškia, nes Švento Pauliaus laiškaigi tai yra, kad kiekvienas žmogus yra kaip ir Kristaus kūno narys, tas, kuris buvo teisusis ir ten pripažintas šventuoju, tai jis jau išpildęs tą savo, reiškia, yra dabar su pašlovintų kūnų dangui, kai kiti žmonės laukia tik tai, reiškia, to teismo. Tai man šitas dalykas labai patiko, bet... Šventos Barboros nėra relikvijos. Ne, relikvijos nėra, bet man čia dabar visgi tas žmogaus tobulumo. Jinai pati kaip tokia jau yra tobula, jau praktiškai beveik Kristaus jinai jau yra beveik Kristaus kūno dalis, sudievinta, teozės paveikta, bet jos gyvenimas vis tiek žymėtas netobulumo, turėti tėvą, kuris tau nukerta galvą, sakyčiau, labai didelis, toks netobulos šeimos išraiška. O tai visa, kaip gražiai pavaizduojama bažnytėlė. Šventosios šeimynos, reiškia... Ir ne tik šventos šeimynos, tai yra Jėzaus širdies altorijoje iš esmės. Ne, tai Jėzaus širdies altorijoje, bet būtent tokiam dideliam šventos onos kulte jaučiasi tas šventos šeimos, tobulos šeimos, nes išplėstinai, tai šventa ona Joakimas irgi yra šventosios šeimos, kaip ne visai ta tradicinė prasme suvokiamas, bet išplėstinės dalis. Reiškia, kažko tobulo dieviško, šalia to altoriaus, kuris vos telpa, šalia altorius, kuris jau daug labiau delikatus yra skirtas šventai Barborai, kuri pati tarsi būtų kaip ir tobulas žmogus, nes šventasis, pagal mūsų tikėjimą, tai yra tobulas žmogus, bet, jos gyvenime būta daug bet ne iš tobulos šeimos. Toli gražu ne iš tobulos šeimos. Čia šiais laikais tai vaikų teisės būtų turėjusios su policija ir apskritai. Tai tas labai įdomus iš tikrųjų dalykas. Tose žemaitiškose bažnyčiose gali jausti tą superpoziciją, kad ant vienos... Labai įdomus dialogai parenkami tarpusavį, ikonografijos dialogai tarpusavį. Tai ten jau, kur būna ikonografijai pasistengti, tai tie visą laiką ir poros būna geros ir viskas būna gerai padaryta. Iš tikrųjų, tas man labai patinka ir kažkaip, bet man tas... Čia nėra ambivalentiškumas, nėra dvejonė, bet čia yra ir tai, du priešingi dalykai, kaip dabar Enocho knygą skaitau, apokrifinę, bet tas, kad įeina ten į Dievo namus, kai jį paima angelai, reiškia, į rojų iš principo. Ir jisai sako, nuėjau į namą, kuriam, aš nepacituosiu, bet jisai sako, tam name buvo ir taip baisiai šalta, ir taip labai šilta, karšta, tuo pat metu, reiškia. Tai jau įeini į žemaitišką medinę, ne tik į žemaitišką, iš tikrųjų daug tų yra gražių, bet tu esi ir šaltį, ir tuo pat metu yra tos, būtent ką fizikai vadina kvantinė superpozicija. Mes to negalim pajaust, bet, sakykime, per meną, per vaizdavimą skirtingą tas dalykas, jisai, pasijaučia ir praplečia mūsų suvokimą. Ir labai ačiū Dievui, kad iš tikrųjų turim tą tradiciją ir bažnyčiose vaizdavimo, vaizduojamojo meno, bažnyčios gyvenimo, Seno Naujojo Testamento pavaizdavimus skirtingus, nes jie tada visiškai kūrė kitas semantinius ryšius, kai čia vienas švento rašto epizodas, šalia jo kitas ir
tu galvoji, kodėl taip yra, reiškia. Tai tau plečia tuos, reiškia, naujas sinapsės gaminasi, kad neuronai galėtų šaudyti tavo smegenyse. Iš esmės pradeda mums artėti prie tobulumo. Ja, prie tobulumo ir dabar jeigu pasižiūrėt man, tokiam gal pabaigai iš tikrųjų, tai aš kažkada surašęs tekstą tokiam, gal ten neįspūdingas tas tekstas, bet sakykime, tai man irgi pasirodė, kad tos medinės bažnytėlės, ypač žemaitiškos, jos būtent to simetrijos, disimetrijos santykiai labai turi tokio netgi esminio panašumo su senovės Egipto civilizacijos, su tokiom didelėm Mesopotamijos, kai kuriom, sakykime, statybos tradicijom būtent tam, reiškia, santykyje tarp simetrijos, disimetrijos, asimetrijos. Šitie dalykai naudojami ir jeigu pažiūrėtume į senovės Egipto, pavyzdžiui, miestus, tai jeigu mes matytume tą visą namo, turtingo miestiečio namo struktūrą, tai ten tas ansamblis yra visiškai simetriškas, pats miestas, geometriškai suprojektuotas, bet kiekvienas tvora, kiekvieno sklypo šalia gatvės, jie yra išdėlioti tapybiškai, reiškia, skirtingais atstumais nuo gatvės. Tai taip, tai senovės egiptiečiui Nilas buvo pasaulio ašis, buvo apskritai pasaulio centras ir tai vaizduoja. Reiškia, bet tas pats žmogaus, kaip ir šnekėjom, santykis su mitinė realybė, su tuo, kas yra amžina, nekintama ir tuo, kas yra čia tik dabar, tas mano gyvenimas. Dabar mes taip gyvenam čia, vienokioj ten, sakykime, sistemoje, kažkokioj diskursė, taip sakykime, diskursė, ne? Po 10 metų gal kitaip visai gyvensim ir, sakysim, kokie kvaili buvom, arba kaip tik tai kokie protingi buvom, o dabar čia kažkokie nukvailėję esam. Tai tas apytaka, jinai visą laiką, jeigu nori ją užmegzti, reiškia, turi, aš sakyčiau, kurdamas, ar tai būtų šiuolaikinis menas, ar 19 amžiaus, ar 18 amžiaus etninis menas, ar profesionalus menas kažkoksai. Man atrodo, kad esminė, kad sukurt šedevrą arba bent kažko arti tokio, tai yra, nežinau, intencionaliai ar intuityviai palikti vietos ir Dievui, reiškia, kūrybai. O aš linkiu turbūt mums patiems tik tai nepamiršti to kartoti, nes mes esame tai, ką nuolatos kartojame, kai kuriais atvejais. Taigi, jeigu jums patiko mūsų laida, jeigu buvo įdomu ir jeigu lauksite kitos laidos apie miestą kaip šventovę arba šventovę, turbūt šventumą įžengiant į miestą, paveikiant į miestą, tai kviečiu spausti patinka, prenumeruoti ir dalinkite. Pakomentuoti, parekomenduoti arba pasidalinti su draugais. Rekomendacijų irgi laukime, nes dažnai kažkokia vienokia ar kita vietovė įkvepia pačią temą, kaip šį kartą mūsų įkvepia Pavandenės bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Pavandenės miestelėje. Ir labai ačiū žmonėm, kurie mūsų ją priėmė, tame tarpe ir klebonui, kuris visą laiką rado būdą atrakinti ir leis mūsų bažnyčią. Iki pasimatymo kitose laidose. Sudie.